Labas rytas, bičiuliai. Mes jau esame Madonos trasoje. Šeštadienio rytas. Oras tikrai neblogas. Naelis jau išbandinėja trasą. Daug šiaip žmonių. Taigi Baltijos čempionato etapas sugrįžta po 3 metų pertraukos. Nežinau dėl kokios priežasties jis nebuvo organizuojamas, tačiau žinau, kad buvo 3 metai pertrauka. Prieš 3 metus aš dar ir pats važiavau čia. Smagus. Labas rytas. Rytis. Čia šiaip slidoka gana trasa. Dabar ir bekelė padaryta. Šiaip slidoka trasa. Buvo bent jau prieš tuos 3 metus. Man va šitų išėjimų kažkaip tai gal kartingų nušerta, nežinau, bet tikrai kaip Naelis toli numynė jau. Bet gerai iš ryto. Saulytė lyg bando lysti iš tikrųjų. Varysim pusryčius darytis. Ir eisim į registraciją. Šiaip esam viską apsimokėję jau. Bet reikia užsiregistruoti vis tiek reikia. Na ir pirmas važiavimas, man atrodo, apie 10 kažkiek. Bet abejoju, kad mes jį važiuosim. Jaučiu važiuosim į antrą. 5 važiavimai šiandieną bus. Pabandysiu uždėti kamerytę dar Naeliui ant moco arba ant šalmo kažkaip tai. Šiaip labai smagi trasa. Labai norėjau iš tikrųjų prasilėkti aš. Krovausi pitbaiką iš tikrųjų ir buvo taip, kad galvoju, prasikursiu, žinai, pasibandyti. Kažkaip nesikūrė jisai. Nesikūrė, bandėm dar stumti, išgirdau kažkokį garsą. Tai žodžiu, išvežėm pas mūsų meistriuką. Paskirdė iš karto, puodė čia. Tai vakar iš ryto gavosi. Jau jisai ten apie 7 skambina, sako, spyruoklės lūžo. Taram param. Ir viskas. Nieko, ką, 3. Norėjau pasimti akademijos, yra ten stokinių 109 ir 100 šiam. Bet blemba, aš pripratęs ir prie tų stabdžių gerų, žinai, ir prie tų, prie lenktyninio kito viso, tai tas gatvinis blemba toks negyvas. Tai nesinori prisicirkint gal. Tiek to. Tai vat, einam ruoštis toliau. Ir tuoj bus važiavimai. Padokas tai didelis, tikrai. Toks šiaip tai vaikų nemažai, ypač 50 jau, kaip suprantu, estų yra. Pabandysiu biškį prasukti. Parodyti ten mes pačiam gare. MB Racingas. Eilė. Ir tada kita eilė, šiaip viskas eilėm, žodžiu, gaunasi. Čia registracija. Žodžiu. Dar šiaip tai manau, kad nemažai dar ir neatvykę. Einam į registraciją. Tai įdomiausia tai, kad dingo kažkur Naelis. Ir kažkas sako, tai jis prie trasos ten su vaikais. Bet dabar jau matau, stovi su džempu mėlynu. Su savo konkurentu. Naeli, kur tu lakstai?
Tai einam registraciją. Jau baigėsi kažkieno grupės važiavimas. Čia dar paliktas vietos tiem, kas atvažiuos. Nesidėjau mikrofonų, nes čia visko reikia greitai daryti kažkaip. Gal bus prastesnė kokybė garso, bet bent daugiau informacijos. Tai va stovim į eilę, lauksim registracijos. Čia va yra. Čia rytojaus, čia šiandienos. 9 PM buvo, 11 PM dabar sekantis, žodžiu. 5 treniruotės gaunasi nueliui. Ir gaunasi po 15 minučių, kas 2 valandas. O rytoj 8:30 free practices ir kvalifikacija. Eik tu gult, kokia nesąmonė. 8:30. 12 ratų varžybos 12 valandą. Antros varžybos 15:30. Tai va. Jau įstojom eilę. Valdysim. Mes šiaip užsiregistravę, reikia tik tais kažką čia užsipildyti. Sorry? Your name? Noelis. Yes. Here you are. Yeah, sign please. Yeah, okay. Yeah. That is for you. Thank you. Thank you. Gavom registraciją. Noeliukai, einam pasižiūrėsim. Žiūrėk, gavom kokį lipduką. Reikės priekį užsiklijuot. Čia reiškiasi, kad šiandien tu turi treniruočių dienos sesiją, kad tave išleistų. Va čia apdovanojimai būna. Ant šitos pakilos. Prisimatuoja biškį vietą. Sakai, išlankstysi pirmą? Bus reikalų. Bus reikalų. Matysim. Strateguot reikės. Žiūrėsim dar žvaigždės visokias. Tai va, lauksim dabar kitų išvažiavimų. Na kągi, mes jau pirmam... Opa, krito, matau. Ai. Nedabėgsiu aš. Priekis nuslydo. Tik po kritimo. Bet jisai, ką žinau, labai guldo gal jį. Na įdomu čia blemba. Krito ant to posūkio, reikia eiti ten man. Tas vaikiukas greitas matau, kur apsilenkė. Daug čia važiuoja, blemba. 2, 4, 6. Ir tada dar čia 7. Nu, fainas gridas didelis. Galvoju, ar nereikės keisti žvaigždės. Į 10. Nu, pažiūrėsim, kaip ant tiesiosios išvažiuoja. Tas vaikiukas greitas. Ir... kur Noelis? Galvoju, gal reikės pabandyti į 10 žvaigždę priekinę uždėti. Dabar jis jau čia prisibijos tą posūkį.
kaip gražiai dirba. Visu. Dar, jis man bėgo choras toks didelis piks. Ar mažylis piks? Ai, lašiukai keli nubėgo. Ar kitas didelis? Nieko baisaus, bet esmė, kad matai ten tos vietos tokios gana slidokos. Jautėja, ne? Tu užguldėjai ir priekis nuslydo. Aha. Ir paskui mačiau, kur aš kitą berniuką kėliau. Aha. Tuo metu mačiau, tu irgi iš karto kritai. Ir tada ta rankena atsisuko. Taip. Nesusimušai nieko? Ne, nieko. O, žiūrėk, slaideris tavo. Nuslydęs. Aha. Nesusimušai nieko? Ne. Oi, tėti. Oi, juk tu parodysi visiems. Pažiūrėk, kaip jo per slaiderį. Dar sek. Žiūrėk, aš šitoj. Ne, aš šitoj bam, aš šitoj bam. Šitoj pietoj. Aha. Aš šitoj ne. Nu, tu šaunuolis, gerai čia lėkiai. Uždėsiu aš tau dabar priekį lietų, tau laikys daug geriau, galėsi drąsiai lėkti. Gerai? Gerai. Einam, biškai nusirinksim 2 valandas yra pertrauka. Kas 2 valandas važiavame, gavosi mums. Biškai nusirengiam, atsipūsim. Dar malfuso. Dar viso. Tai tau dingo stabdžiai. Šitas. Šiti priekiniai stabdžiai dingo. Nu ir tu varai. Ir kas tada pasidarė? Išlėkė iš trasos? Aha, lėliau šok tėtų baiko, lėliau man dėdė. Padėjo? Tu važiuok, lėliau dėdė mes bėg. Supratau. Bet galinis tas stojo kažkiek ar irgi nestojo? Stabdis. Kojinės. Bandėjai stabdyti? Aha, aš top, jis dar važiuok top, dar važiuok. Ai, tai reikia užspausti. Aš, ta pauka, jis dar važiuok. Aha. O, jis dar važiuok. Nežinau. Jis lėtytas, jis dar važiuok. Mim. Taip? Taip. Na ką, ruošiamės perei techniniai komisijai, kadangi rytoj 8:30 kvalifikacinis važiavimas, tai yra labai anksti, tai nusprendėm dėti galą taip pat lietus padangą. Tai padangą jau pasikeičiau, reikia susimontuoti čia dugno apsaugą ir užkontrint varžtą, bet dar reikia pakeisti prieš tai tepalą. Čia tai va pačiai jau priekis padarytas, tai reikia padaryti dar ten. Tada tepalo užpilimą reikės padaryti. Ir kaip ir viskas bus galima į techninę komisiją. Čia po vieno iškritimų gazo rankena nusišlifavo, bet nestringa. Tai vienas pliusas, nes jau galvojau, išsisuko šitas varžtas. Ir žodžiu visai rankenėlė nesilankstė. Ir Noelis paskui tik atsistojęs bandė lėkti. Ir dingo stabdžiai, nes išsisuko šitas varžtas. Bet realiai įsisuko viskas gerai, nes galvoju, jeigu šitą mašinką nueitų, tai aš jau antros neturiu tikrai. Na ir viskas. Jūs tėva mėgaujasi sausainiuku. Čia tiesų šypsenėlė. Aš tik tais va noriu nufilmuoti. Oi, kaip gražiai atrodo. Ulė montuojasi startuką, kad susismigtų priekinis amortikas. Ir irgi reikia su vėlukėm susirišiuoti. Na čia jau taip labai žydiškai, bet nu. Bet, o priekiniai suportai jo. Jau jis apvyniojas. Nu tai čia viskas greitai vyksta, žodžiu. Na ir viskas. Šiaip Noelis turėtų miegoti pagal idėją. Nežinau, kokia realybė yra. Nesimatys čia. Bet nežinau ar eit, kad neprikelt. Šaltekų va jūs tie pridarius buvo, prikapojom. Tai žodžiu, ką, einu ruoštis toliau. Ir varysim techą, tik 2 valandas. Tepaliuką išsileidom, susipilam
buvo likę. Paskutinis keitimas iš šito bakučio. Ir viskas liko užsikontrinti viską. Ir mes pasiruošę būsim techniniai komisijai. Evaldas irgi jau baigdinėja visus darbus. Buvo dar kažkoks estas gal pasitėjęs pasikalbėt, sako irgi, kad pas jį mažas karbas kaip ir pas mus buvo, mes pasikeitėm į didesnį karbą, nes originaliai stovi čia toks mažytis karbas 12, dabar aš įdėjau 19, tai tikrai jaučiasi galingesnis motociklas. Ir ką, dar čia reikės pasikeisti tarpinę, nes biškį lykina pas mane nedaug. Ai, dar reikia dugno apsaugą pasidaryti ir kempinę įsidėti. Ir viskas. Tai va, draugai, einu toliau darbuotis. Atėjo. Technikinė tai tokia labai... Atėjo. Yra. Kaip jisai ten rusiškai sakė? Tipo, daryk, kad būtų gerai, o jeigu negerai, tai ten kažką. Nesupratau. Siozai bisai. Ja. Varyk. Sumokėk šaibos. Tai ką, technikinė praeita. Gavom lipduką, kad čia vyksta Baltijos čempionatas. 3 vėliavos. Viskas kaip ir praeita. Tik rytoj. Ateik, papasakok. Pasiklausė kažkoks, sako, o tai kodėl tu čia nei garso netikrini, sako, nieko, tipo, sako, čia mano eventas, kaip noriu, taip tikrinu. Ne, nu tai žinai, labai daug laiko atims, Jo. ten visą tą dalyką padaryti. Va kaip dirba, teamworkas. Pridirbo. Juokis ir Renata išpūtinė. Tu fairą tą laikį. Jau jūs čia visai cirkinat. Tai techas praeitas rytoj tik tais transponderius turi paduoti, nes jaučiu dar neatvykę. Ir dabar einam parodysiu kai ką. Pats didžiausias lenktynininkas pasileidęs muziką. Pažiūrėk. Visiškoj tamsoj. Biškai pradarysiu langą, kad šviesos. Labas rytas, mano kukuliukas. Biškį nusnaudėjai? Ar nusnaudai biškutį? Žvėriukas tu mano. Nu vakaras dar. Žiūrėk, šitas tavo Spidermanas jau tave. Keli maliukai, kelkis, kiek tu gali miegot, varom į lauką. Aš žinai, kad praėjom techninę komisiją tavo moco. Techninė komisija praeita, lipdukus gavai, viską, rytoj bus tik tais ryte transponderis anksti ryte. Ir viskas, pasiruošęs. Gerai jautiesi? Gerai, kad biškį nusnaudai? Biškį gyvesnis, taip zuiputė tu. Graži muzikėlė čia tau groja visą laiką. Pažiūrėk, Katina, tu čia taip užsmaugęs? Visą laiką laikei? Šeikis. Pašėlęs, Katina. Kas toksai? Šeikis. Čeigys? Ne, šeikis. Ryklys čia? Ai, čia ryklys. Oi, jie tik, kad tu sušilęs, tai konkrečiai čia. Šilta? Oi, tu žvėriena. Eis į lauką, gal biškį išlysi? Ar dar nori atsigauti? Tai va ir gyvenam. Toks tas lenktynininkų gyvenimas.
Sunkus be proto. Sportas, miegas, maistas. MotoGP, žiūrėkit. Šitą miegojimo pižamkė. Oi. Čia prisirinko iš savo konkurentų Fornoelis. Moto show. Moto Hau, čia nežinau. Čia dar ir toksai sektukas. Žodžiu ką, va hebrytė jau irgi susiruošus. Eisim dabar biškai apsitvarkyt po visos dienos reikalų. Šiaip norėtųsi išsišluot žemės ir norėtųsi nusiprausti, kažką pasikept valgyt. Ir viskas, relaksacija šiandien. Iš tikrųjų rytoj anksti ryte reikės anksti kilt, daug reikalų nusimato. 8:03 valandą, tai reiškia jau mes jau kokią 8 turim būti ir pasidarę ir laptimerį pasiėmę, ir užsidėję viską, ir apsirengti reikia. Bet paskui bus tokia nemaža pertrauka. Pirmos varžybos, man atrodo, apie 12 valandą. Kažkas tokio. Tai va, žodžiu ką, einam tvarkytis, šluotis ir vakarot. Iki rytojus. Na ką mes dar vakarinis vizitas šildom pieną. Darysim, turim kakavą. Pasidarom dar kakavos, dar sūrelis. Biškį prie planšetės, taip. Trumpam. O sulankstėm iš lauko, nes visas sumirkęs nuo dviračio uždėjau vadžiovint virš šildytuvo. Rūbus pasijungiau, šiltą vandenį, dar varysiu pas nusimaudėt. Ir viskas ką, iki rytojaus. Rytoj pasikeitė be to grafikas, nežinau kodėl, bet turėjau 8:30 būt kvala kartu su free practice'u. Tai perdarė, kad kažkas pitbaikai gal startuoja pirmi, mūsų free practice'as 9, kvala 11 kažkiek. Ir žodžiu, antra gonkė iš po 5 gal 10, kas tikrai yra nesąmoningas laikas, nes jau pervargę jie būna, iš tikrųjų be pietų miego ten, jeigu žinai be nieko, tai ten jau kosmose. Tai žodžiu, užsivėlinsiu viskas, nes turėjau antrą gonkė baigtis po 3:10, kas būtų buvę tikrai labai gerai, nes jau ten beveik gali krautis, žinai, ir laukt, kaip pasakyt, tiesiog apdovanojimų ceremonijos. Tai jo antrą gonkė po 5, viskas baigėsi, visas renginys ten gal 7, tada apdovanojimai, tai mes jeigu 8 išvažiuosim, tai 9, 10, 11, 12, 1. Blemba, jaučiu grįšim 1, 2 nakties. Dar reikės mums čiužinį išsitraukt naktį grįžus iš lovos, nes parsivežėm iš čiužinį iš namų. Tai bus reikalų. Šiaip lauke šalta. Net pažiūrėsiu, kiek čia rodo dabar. Bet pas mus tai 22, tipo lauke 18, netikiu. Netikiu, kad 18, nes be striukės neįmanoma būti. Tai va, žodžiu, draugai, ką darau kakavą ir viskas, ir einam miegoti. Labana. Noeli, o kur kištukai? Kur kištukai?
kai atvažiuosi biškį prie starto, laikyk ant tokios įtampos, va taip. Gerai? Nebūk paleidęs visai, bet va taip. Ir kad būtų iš karto, gerai? Dar ne. Gerai, atsisės. Parodyk man, kaip tu lauksi, su kokiu gazu. Ne. Čia atvažiuoji prie starto. Va taip. Laikyk ant starto, va taip. Ir tada iš karto sugrįžti. Ten sustok, manęs lauk, gerai? Mes jau esame starte. Laukiam išvažiavimo, liko 5 minutės. Ir startuojam, primenu, Nailį startuoja iš 2 pozicijos. Nailį, prikėsin motociklą? Yes. So I should tell him. Nailį, dabar jūs tenai sustatys, visus ir tas dėdė, kuris stovi su dviem mėlyvom, raudonai ir mėlyna, taip padarys. Ir tada pirma jūsų eilė pradės važiuoti apšilimo ratą. Ir vėl sugrįžtat ir vėl sustojat į savo poziciją. Gerai, į savo vietą. O paskui su vėliavom duos startą. Visi matė, kaip būna, ne? Tai nueina į šoną ir stebi iš karto. Kai raudoną nuleidinėja, žalią kels ir tada jau turi greitai startuoti, gerai? Bet dabar nepamiršk, pirmą ratą važiuosit apsižvalgyti, gerai? Pirmi 3, gerai? Nu, pažiūrėsim. Nepamiršk prilaikyt gazą, gerai? Dar ką, biškį. Stiepis vadinasi. Ir atsimink, biškį parodį, kaip laikyti.
Va čia, va čia, va čia. Bandyk, Noeli, bandyk. Ai. Lėkiau link tiesiosios. Oi! Lys, Noeli! Oi! Oi! Kai žiauru. Oi, žiauru. Davai, 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 nelauk! Oi! Turpat līdzi. Tā, Finišas. līgums. Manos otrajā, Pīters trešajā. Esam tikuši šito cauri. Tātad, Nu ką, turim Devis Sebastian Kikarpil pēdējā aprī uztaisīt visu labāko. antrą vietą. Devis Sebastian Kikarpil best Ir lap today in nors this class 1.4. Travisas tai iš viso That's good result. kaip ir atsigavo paskui labai. Rasmus Partapoj 1.05.1. Minūtę 4 įsuko. Mija Noils Rajackas 1.54, bet Travis Sebastian Kikarpil. Pradžia sunki buvo. Bet paskui jis taip arti. Čia jis buvo vietom kepino. Taip, taip. Taip, taip. Buvai, šiaip tai gal paleidai paskui, ne? Ko? Nu, blemba, tu jau buvai visai ant šiknos. Visai buvai ant šiknos. Jau galėjai visai sulankstyti. Bet tas kitas berniukas labai atsigavo, tas kur trečias. Jis geriausią laiką dabar įsuko. Tai kito antrose varžybose ir su juo čia reikės. Gal dėsim ant galo sliką. Slikinę padangą tau montuosim jaučiu. Viskas, pamojuok iki antrų varžybų. Jau dėda? Ar uždėjau? Ha? Taip, Ne, jau išypėjo, dar ne. taip, tuoj. Jau. Kelios minutės. Ten ir laukiame. Viskas tiesa. Ja itse katsotaan myös Tuomoinen Pirkarinen ja Inter. Mä roudun Na ką, prasideda antros varžybos. Startuojame iš antros pozicijos. Gerai, gerai, dabar
Noelis dabar antras. Dar dabar po priekšu, logiškai, tam išsirai praususi, antrą. Uždėjus liko padangą, kas yra labai gerai dabar. Šaunuolis! Tik apsilinkė, varyk! 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 Šeštas ratas, kas pirmas išlėks. Noelis, opa! Gražu. Vienas ratas liko.
tu šaunuolis mano! Pirmas! Viskas absoliučiai pirmas šiandien, tavo pirma vieta. Hebra, net nežinau. Ašaros renkasi man. Šaunuolis, tas Zuika. Nešim Lietuvos vėliavą ant pirmos vietos. Daug žaibo. Einam pažiūrėti Tulės varžybų. Tas asas jau antras. Pilnas. Viskas, Zuika, einam pažiūrėsim greit Tulės varžybų. Tavo baikas šitas beleką čia dėl to, žinau, kad uždėjau tau šitą padangą. Kosmosas, Noeli, tu šaunuolis. Jau startė jisai, einam žiūrėti jo varžybų. Auto? Jo. Yes, man pirmas. Gali patikėt. Penkis baik. Saugo namų. Second place, Rasmus Partelpoeg. Guy from big family. And the first place, Noelis Rajatskas. Very brave fighter from Lithuania. Noels Baiglab cīnījās. Pirmajā braucienā vilka līdzi un otrajā beigās paņēma izcēlu uzvaru. Please help for kids. It's a lot of bags to bring back. Šampanas mūsų? Gerai, viskas. Tavo taurė pas tave? Gerai. Okay, Opa. thank you SM50. Let's take a new class, Speedbike Junior. Speedbike Junior, Kristaps Truškovskis, 4. Patriks Jonas. Patriks Jonas iet augšā. Un 3. vietā Arkādijs Grigorjevs. 2. Edgars Jukšs un 1. Arķems Karpovs. Lūk, tāda mums klase Speedbike Junior, 5 dalībnieki. 3. Arkādijs Grigorjevs, 2. Edgars Jukšs un 1. Arķems Karpovs. Tomai. Gal. Ką? Gal tu mus prie šitą Red Bullą nufotkink? Iš savo telefoną. Noeliukai, va stojam va šičia va, nusifotkins. Noeli, kur tu išplaukęs? Duok man tą maišelį, Jo. jo nereikia mesti ir šitus čia. Jo, Realiai taurė. Fontanas. nenubliuščia. Thank you everybody. Let's take the next class. Palauk, tai va, paaiškiai pabūk kažkur. Nākamā tipa pilnā klase SM65. SM Filmas eina. Nu jo, filmas eina. Tik per labai arti gali nelaikyti, čia labai gerai ir girdėti. Tai. Man pavyko pirmą vietą. Oliai, pavyko nam. Kuliai nepavyko, nes... Palauk, kas šiandien buvo. Pirmose gonkėse tai jis labai gerai atsikapojo šiaip tai. Nu, ta prasme, krito ir tada daėjo, man atrodo, ar iki 5, man atrodo. O antrose tai per startą buvo krešas, žodžiu, jisai užkliudė vienam galą. Jam gal užkliudė, tada jis priekį užkliudė ir, žodžiu, mėsmalė galas. Aš žinau, man pavyko pirmam. Esai pavyko antram. Jis taip pavyko antram. Ir trečias irgi buvo Estas. Esas. Nu, žinau. Šiaip tai buvo Travisas berniukas, man atrodo, Latvis. Tai jisai šiaip būtų labai buvęs geras konkurentas, nes jisai paskutiniam važiavime įsuko gal geriausią, man atrodo, laiką. Tik tiek, kad jisai avarija buvo, ar tu matai, kad buvo avarija? Taip. Pirmam rate buvo avarija. O tai? Jo, susidūrė ir ta mergaitė, man atrodo, tęsė varžybas.
O tas berniukas netėsė, tai arba motociklui kažkas pasidarė, arba jam, bet mačiau, kad jisai buvo išrengtas, tai gal ir buvo sužeistas, man atrodo. Tai va, grįšim prie to, kad, na ką, mes nenufilmavom pačio galo mūsų, sakykim, to laidos, ne? Nes mes tik po varžybų iškart susikrovėm daiktus ir šokom į mašiną, varėm į Lietuvą namo. Bet taip gavosi, kad galvojom nufilmuosim bevažiuodami, bet Noelis užmigo. Tai tada nenorėjom ten labai kelt šumo kažkokio ir sakėm nufilmuosim grįžę. Bet mes grįžom tada 3 nakties. Ir mama mum paklojo lovą šitam sittinge ir miegojom. Tai žodžiu, numigom gal kokias 4 valandas, 8 kėlėmės į darželį, Noelis varė į daržą, aš variau į darbą. Tada atvariau, pasiėmiau jį ir iškart važiavom į treniruotę, nes pas mus pirmadieniais visą laiką aukštadvaryje būna vaikų treniruotės. Tai dėl to mes šiandien filmuojam šitą patį galą. Tai penktadienį, tai jau realiai yra 5 dienos po to. Ką norėjai sakyti? Kad Baltijos čempionate dabar esi pirmas? Taip, aš noriu to. Nu šiaip labai graži taurė, dar kartą galima žiūrėti. Šiaip labai pasakiška taurė. Tai buvo 2 vieta sidabrinė, 3 ten ta žalvarinė. Ir matai, jinai atrodo. O dar tai, Jo, dar turim čia baikų. dar saviem. Jo. Tai dar trumpai papasakosiu apie pačią kvalifikaciją, tai mes jos nefilmavom, nes buvo treniruotė, biškai pakeistas buvo grafikas, tai žodžiu treniruotės mes nevažiavom, tiesiai važiavom į kvalą, kas kvalai, įsivažiavo Noelis tik 2 daly, tai trūko 0,8 iki 1 vietos ir žodžiu nepavyko mums užfiksuoti gerą laiką, dėl to startavom. O man pavyko pirmam. Tai tau tai pavyko 2 varžybose, bet noriu žmonėm papasakot, kad 1 varžybos nėra tokios svarbios, 2 varžybos yra svarbiausios. Tai jeigu tu 1 varžybose atvažiavai, gauni 25 taškus ir 2 gaunasi taip, 1 25 taškai, 2 20, ne? 3 man atrodo 16, bet nežinau, ar čia pagal žydą skaičiuoja, ar pagal supermoto kažkaip kitaip, tai žodžiu. Tai tarkim, jeigu Noelis gavo 1 varžybose 20 taškų ir 2 25, tai tas 1 ir 2 jie turi vienodai taškų, bet 2 varžybos jam prideda aukštesnį balą, sakykim taip. Tai kai kas 2 atvažiavo aukščiau, tas ir laimi. Tai 2 varžybose kas atvažiavo 1, tas ir laimi. Taip, tu. Tai Travisui nepasisekė, iš tikrųjų tas berniukas tikrai turėjo potencialą ir jisai irgi startavo be kvalifikacijos iš paskutinės pozicijos, tai 1 varžybos jisai dasikapstė iki 3 vietos, o realiai 2, kad buvo krešas, tai gaila, nes manau, kad būtų jis tikrai pasikapojęs vieną. Tai va, Noeliukai, ką norėtum pasakyti savo žiūrovam, gerbėjam? Ačiū, kad žiūrit, taip. Ačiū, žiūri. Taip. Ir stengsimės. 1 vietos. Taip, stengsimės. Nu, aišku, nėra čia mūsų tikslas 1 vietos. Svarbiausia saugiai ir gerai važiuot. Bet aplenkt visada smagu. Nejuokaukim, ane? Ir ką mes dar turim pasiūlyti tavo knygutę? Jeigu turit kažkas vaikų, nežinau, čia tinka šiaip iš tikrųjų nuo 3 metų, sakykime, iki 7, 8 netgi ir mokinti skaityti labai fainiai, tai čia yra... Dar 10 metų, dar... Tai ir 10 metų, aišku, tai iš tikrųjų, jeigu 3 metai, tai reikės skaityti tėvam, jeigu bus kokie 6-7, tai gali patys vaikai mokintis, nes raidės labai patogios. Čia knygutė yra grinai apie Noelį, apie Noelio sportą, kaip jisai susipažino su juo. Tai prašom įsigykit www.rairacing.com. Galite ir Stateta degalinėse, bet ne visose įsigyti. Tai paprasčiausia būtų mūsų internetiniam puslapį. Na ir ką, mes ruošiamės po trupučiuką artėjančiom visom kitom varžybom. Šiaip nusimato daug dar visko, nusimato Latvija, Estija ir kas dar nusimato?
Į kur mes važiavom traukiniu? Lenkijai. Taip, dar ir bus Lenkija. Šiaip sakė, labai faina trasa, rimta, greita. Lenkijai? Jo, su infrastruktūra, su viskuo. Tai viskas, nuoliukai, neįsiplečiam per daug, pamojuojam savo draugams, sekėjam, fanam. Ir iki pasimatymo kitose varžybose, taip? Ate, bičiuliai. Ate.